Ir taip, moterys mielosios, labas jums visoms. Esu stilistė Jolanta Serbentaitė, jau 20 metų dirbanti su moterimis. Mada, stilių moterimis, jausmais, kodėl moteris jaučiasi blogai, kaip čia kas yra. Pas mane vyksta mados terapija, psichologija, daug visokiausių dalykų. Ir kviečiu moteris į mankštą savo kūno stiprinimą. Kam man 50 metų, kas man yra mankšta, sportas, judėjimas. Tai yra pirmiausia sveikata, tai yra gera savijauta, tai yra jaunystė, tai yra grožis. Man moters grožis yra tikrai ne veidukas, kurį einam lyginti, leidžiam kažką ten darom, tepam, pergyvenam, ne. Moters kūnas yra nuo pakaušio iki pat pėdutės. Tad kviečiu jūs šį pavasarį, vasarą labiau pradėti rūpintis visų savo kūnų, savo kūno siluetą, kad galėtumėme mes viso susivilkti nuostabias sukneles. Ir sportuojant moteris taipogi dirba ne tik tai mūsų viso kūno raumenukai, kauliukai, ląstelės, bet ir mūsų veidukas pasijungia. Aš jau dabar iš daugybę pratimų noriu su jumis pasidalinti pačiais lengviausiais, paprasčiausiais, kuriuos galima pasidaryti lygioj vietoj. Čia ir dabar savo namuose rekomenduoju kiekvieną rytą, kiekvieną dieną. Ir kad tai išsiugdytų jūsų įprotis kaip dantukų valymas. Pats pirmutinis, bet žinot, esmė yra jausmas. Turite pradėti jausti. Ne, kad jūs kažką ten padarėte tenai, pasilinkėte, situtės, jauskite. Jeigu jūs darot pilvo presų, jauskite pilvelį. Jeigu darote rankytę, jauskite rankytės raumenukus, nugarytę, kojytę, krūtinės ląstą. Pirmiausia, tai rekomenduoju pasiraidimukas. Išsitempiate visur lėtai, neskubėdamos. Rankytė net brakšteli, kauliukai visi, kakliukas. Pasitampykite rytais. Tiesiog prasieikite. Galite tiesiog, kad ir eiti, ir tai jau būtų jūs tobula dienos pradžia. Numeris 1 pratimukas. Pradėkit nuo lėtai iki 100 kartų. Galite lėtai, greičiau, kojytės ilgiau, kaip jums išeina. Paskui rekomenduoju viską po 100 fiksuoti. Pilvo presas. Pilna pratimų. Aš jums visus parodysiu. Sutraukėme ir užpakaliuko raumenukus. Op. Sujudiname savo limfą. Juda. Op. Kurios moteris einate giliau, malkų skaldymas yra fantastiškas pratimas. Šaudymas iš nosytės, platėja krūtinės ląsta, darote ir pritūpimus, aš patobulinu, kvėpavimas, išaudimas. Išaudot iš nosytės ir lėtai neskubėkite. Ir daugybė yra visokių pratimukų. Aš su jumis pasidalinsiu. Susitiksime vėl reportažiuke. Rūpinkite savo kūnų nuo pakaušio iki pat pėdutės. Tai iš tikrųjų suteikia mums judėjimas džiaugsmo, pozityvo, grožio, sveikatos, jaunystės.
ir daug visko daugiau. Ir žinot, svarbiausiai, tai kas yra meilė sau? Va štai veiksmas. Jūs galite pradėti veikti čia ir dabar, veikti dėl savęs gražiausias. Iki.